Sveiki, bičiuliai. Šiandien pakalbėkim apie automobilio pirkimą lizingu. Žinau, jau esu kalbėjęs, bet vis tiek matau, kad labai daug žmonių rašo, klausinėja, kaip kas, kur geriausia tai padaryti, kokia forma geriausia tai daryti ir taip toliau. Todėl, manau, vis dar daug yra nežinančiųjų. Tai visų pirma, pradėkime nuo to, bičiuliai, kad automobilį nusipirkti be pinigų, kaip aš sakau, galite keliais būdais. Vienas iš tų būdų yra išperkamoji nuoma. Mano nuomonė, tai yra pats blogiausias sprendimas pirkti automobilį. Kodėl? Todėl, kad išperkamąją nuomą jūs nusipirksite automobilį, kaip pavyzdys, už 10 000 eurų. Galutinėme variante jūs grąžinsite 20-22 tūkstančius eurų už tą automobilį ir plus automobilis turės dar išliekamąją vertę, kurią jums paskaičiuos ir tą išliekamąją vertę jūs turėsite taip pat dar kartą išsimokėti, kaip pavyzdys ten, nežinau, 5 metus mokat, išsimokat, jums paskaičiuoja išliekamąją vertę kokius 5000 eurų. Tai arba jūs tą automobilį turite grąžinti bendroviai, kur ėmėte išperkamąją nuomą automobilį, arba tos 5000 dar kartą prasilizinguoti, kad tas automobilis paliktų jūsų. Taip pat automobilį galite nusipirkti išsimokėtinai. Teisingai, vėlgi, reikia žiūrėti, iš kur jūs perkat. Visos tos bendrovės, kaip nenoriu čia pavadinimų minėti, daryti bereikalingos reklamos, nes nematau dėl ko, bet puikiai žinote visas tas bendrovės, kur čia per televizorius ir taip toliau reklamuoja. Tai vėlgi, nusipirkę automobilį, jūs permokėsite labai didelius pinigus. Kodėl? Todėl, kad realiai duoda su bet kokia istorija. Tai nusipirkus su bet kokia istorija, automatiškai, kaip pavyzdys, nusipirksite automobilį už 10 000 eurų ir gale lizinguotas automobilis jums stovės tos pačius 20-22 tūkstančius eurų, ką jūs permokat realiai daugiau negu dvigubai. Geriausias būdas imti lizingą automobiliui, tai yra per banką, bičiuliai. Imti paskolą automobiliui per patį banką. Bet vėlgi, čia turite jau, kaip sakant, turėti normalias pajamas, būti švarus, gražus, finansiškai žmogus, be jokių tenais, nežinau, antstolių ir visokių kitokių nesąmonių. Taip, paėmus automobilį, lizingas, kaip sakant, bus nebrangus. Kaip pavyzdys, esu ėmęs pats, ėmiau, kiek aš dabar skolinus, 12 000 eurų. Skolinus 12 000 eurų, ėmiau lizingą 2 metam ir man gavosi, kad per 2 metus aš permokėjau beveik 1000 eurų. Ko pasiekoje, tai buvo apie 500 eurų permoka per metus. Tai yra visiškai normalu, automobilis, kaip sakant, man dirbo, ten tos 500 eurų atidirbo užsimerkęs ir tai yra viskas gerai. Todėl, jeigu ir automobilį perkate savo reikmėm, perkate per banką, tai kaip sakant, net nenusimausit paskutinių triusikų. Tai čia būtų geriausias sprendimas. Jeigu patinka tokie video, bičiuliai, jeigu jaučiate, kad yra naudingi, norite daugiau tokių, neužmirškite pasidalinti, paspausti laiką, palikti komentaruose savo nuomonę, bei kas be ko paspausti follow, jeigu dar to nesate padarę. Ačiū visiems, bičiuliai, ir gražios jums likusios dienos. Pirkite automobilį atsakingai.